Labas rytas. Good morning. Sveiki. Mėly kolegos, mėly partneriai, projekto Kaunas 02 globėjai, kitų kultūros sostinių atstovai, mūsų pranešėjai, komandos nariai. Sveiki atvykę į paskutinį Europos kultūros sostinės forumą iš Šiuolaikinės į. 7 metus kartu mes kaip šeima ėjome iš laikinosios į Šiuolaikinę. Ir nuo šiandien galime pradėti diskusijas, nes manau, nei vienas čia nenori padėti stop ženklo arba įjungti atbulinę pavarą. Tai pradėkim diskutuoti, koks dabar naujas mūsų tikslas kartu. Šiandien pradedame paskutinį didįjį Kaunas 02 renginį, vykstantį likus vos kelioms savaitėms iki projekto organizavusios įstaigos uždarimo ir jau tikrai projekto oficialios pabaigos. Akivaizdu, kad žodis pabaiga čia yra labai sąlyginis. 7 metus miestas gyveno su laikinuoju titulu, miesto ir rajono šlovės valanda buvo aiškiai apibrėžta laike. Laikinumas buvo šio projekto sąlyga. Tačiau, kaip ir visos kultūros sostinės, Kauno 2022 projektas sukūrė ilgalaikių rezultatų. Pasitelkiant kultūros įrankius, miestui ir rajonui pavyko pažadinti savo atmintį, įtikinti gyventojus jų paveldo verte, įtraukti aktyvius gyventojus į savo miesto ir rajono bendrakūrystę. Projekto metu susiformavo naujos kultūrinės ir bendruomeninės tradicijos, kultūros strategija ir bendri sektoriaus prioritetai, išaugo tarptautinis dėmesys miestui, sutvirtėjo gyventojų ryšys su miestu ir rajonu. Šiandien norime kalbėti ne tik apie šiuos ir kitus projekto rezultatus, kuriuos mato išoriniai ekspertai, tyrinėjantis gyventojų apklausų ir statistinius duomenis, tačiau ir apie tai, ar tokiems nematerialiems projekto rezultatams yra lemta išlikti. Kokių priemonių tam reikia ir ar turime jas savo dispozicijoje. Ir aišku, norime šiandien dar kartą nuoširdžiai padėkoti visiems jums, kurie kūrėte šitą nuostabų stebuklą. Taip pat mūsų globėjams ir Kauno miesto savivaldybei, Kauno rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos vyriausybei su kultūros ministerija, Europos komisijai. Mus palaikė visos Lietuvos institucijos tiek besirengiant, tiek pernai didžiaisiais metais, kai reikėjo ypatingos paramos. Ačiū Kino centrui Romuva, svetingai atsinaujinusiai kultūriniai erdvėjai. Forumas šioje erdvėje yra pirmas sykį ir labai džiaugiamės. Dėkojame pranešėjams, ypač atvykusiems iš tolimų kraštų. Ačiū, kad skrendate, kad keliaujate ir skiriate savo laiką pasidalinti savo patirtimi. Tarp mūsų labai įdomu yra Materos, Golvėjaus, Timišvaros, Vespremo, Tartu, Chemnico, Bat Išlio, Aulų, Budejovicų, Liepojos, Europos kultūros sostinių ir šio titulo dar tik tai siekiančių miesto atstovai. Ačiū Jums, kad atvykote dalinti savo istorijomis, o ateities sostinėms, tikimės, kad šis forumas padės ieškoti atsakymų, kaip įgyvendinti savo projektus sėkmingai, taip pat kaip mes irgi ieškodavome tų atsakymų pas Jūs kolegas. Šiandien į forumą atėjo ir didelė dalis projekto Kaunas 2022 partnerių, teisingiau bendrakūrėjų. Stačia galva draugė nėrusių į projektą ir jo miesto iššūkius. Jūs kvietėte į Kauną nuostabius menininkus, atlikėjus, jūs buvote pirmieji kūrę vietos kaiminystėse, mentoriai kultūros organizacijų mokymuose, jūs padėjote kurti projekto viziją, jo programas, kalbėjote ir rašėte Kauno temomis, be daugumos jūsų esančių salėje inovatyvumo, ambicijų, patirties, be jūsų noro, be jūsų motyvacijos šio projekto, apie kurį šiandieną tiek daug bus kalbama, tiesiog nebūtų įvykę. Šiandien nebesame tik tai sektorius. Įpratome dirbti drauge, geriau vienas kitą pažįstame, aktyviau dalinamės savo ištekliais, kompetencijomis, resursais. Žinome, kad esame svarbus miestui ir rajonui ir norime veikti jų labui. Esame nebe kultūros sektorius, esame kultūros bendruomenė. O dabar į sceną norėsiu pakviesti mūsų pagrindinių globėjų atstovus ir pirmiausia Kauno miesto savivaldybės vicemerą Tomą Gerusevičių. Labas rytas, brangus bičiuliai, svečiai,
Kaunas 2022 komandos nariai, visi susirinkusieji. Good morning, dear ladies and gentlemen, our honorable guests. Žinote, iš tikrųjų labai gera pasveikinti jūs šį rytą čia, šiuose jaukiose erdvėse. Ir keliaudamas į Romuvą, nutariau padėti į šalį visas tezes, kurių buvau tikrai nemažai susirašęs ant lapo, ir kalbėti trumpai, pasveikinti jūs tiesiog tomis mintimis, kurios sukasi galvoje. O mintys sukasi, prisipažinsiu labai atvirai, savotiškai dvilypės, dviprasmiškos. Iš vienos pusės labai džiugu, jog mes apibendriname tikrai, kaip gerbiama Virginija užsiminė, didžiulį stebuklą Kauno miesto istorijoje. Iš kitos pusės, šiek tiek, neslėpsiu, apmaudu, kada skaitau, girdžiu žodžius paskutinis, finalinis, baigiamasis. Tai pirmiausiai visos miesto vadovų komandos vardu noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti ir perduoti didžiulius nuoširdžius sveikinimo žodžius visiems, kurie prisidėjote prie to didelio įspūdingo stebuklo, kuriuo gyveno Kaunas. Net nepraėjusius metus, aš manau, Kaunas juo gyveno ištisus 7 metus nuo pat ištakų. Ir noriu labai nuoširdžiai palinkėti. Žinau, kad tikrai ne tas laikas, ne ta vieta ir ne ta auditorija, kuomet galėčiau svaičioti juokelius apie palyginimus ten su vienu atlikėju, kuris baigiamuosius koncertus rengia jau turbūt daugiau negu 10 metų, bet vis dėlto noriu labai palinkėti, kad tas baigiamasis jis būtų šiandieną, o kitąmet vienokiame ar kitokiame formate mes ir vėl susitiktume bendram pasibuvimui, turiningai diskusijai, išmintingiems sprendimams. Taigi labai dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius, linkiu, kad šios dienos tikrai būtų rezultatyvios, įsimintinos, kupinos pačių geriausių emocijų ir tikiuosi, jog kultūra ir kultūros forumas vienaip ar kitaip Kaune užsitęs, taps gražia tradicija ir sugrįš ir toliau. Ir pasikartosiu tą mintį, kurią sakiau prieš keletą savaičių Kauno Bienalę atveriant, jog kad ir kas ką besakytų, aš tikiu, Kaunas buvo, yra ir išliks mūsų kultūros sostinė. Gražios dienos. Ir taip pat nuoširdžiai kviečiam į sceną Ramintą Popovienę, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotoją. Mūsų projektas vyko labai didžios susitelkimo ir dar nematyta turbūt bendradarbiavimo tarp 2 savivaldybių dėka. Mėly šio renginio dalyviai, mėla Virginija, mėla kultūros bendruomenė. Aš taip pat, kaip ir vicemeras Kauno miesto, tikrai galvojau, ką turėčiau svarbiausio pasakyti. Ir atėjus kartais tai, apie ką pagalvoji, kartais ir pasimiršta. Tai, ką labiausiai norėčiau akcentuoti, tikrai net galvojau, net ir pasirašiau, kad tai būtinai išgirstumėt. Pasakysiu labai tikriausiai visiems girdėtą frazę, kad kultūra tai iš tiesų yra tikrai ta neabejotina šviesa, kuri nenori pasiekia mūsų ir visų žmonių sielas ir apjungia bendrai kūrybai ir būtent bendradarbiavimui. Ir nuoširdžiai tikiu, kad ir pasibaigus Europos kultūros projektui šis neapsakomai didelis energijos užtaisas tęsis ir toliau. Neabejotinai Kauno rajonui Europos kultūros sostinė įnešė tokių labai įvairių spalvų, praturtino. Ir tokie tradiciniai renginiai, kaip jums tikriausiai žinomi, Akacijų alėja Kulautuvoj, gatvės rokas Ramučiuose, Pėdos marių dugne Samiluose ir tarptautinis Zapyškio aitvarų festivalis po Europos kultūros sostinės sparnu, jie dar sustiprėjo ir įgavo tokių stipresnių, sodresnių spalvų. Žinoma, labiausiai, ką mes galime akcentuoti, tai, kad būtent kultūriniai renginiai, idėjos, dalyvavimas įvairiuose kultūriniuose projektuose labai apjungė ir dar labiau suartino mūsų bendruomenės ir, užkūrė jas tai kūrybiniai veiklai. Tad iš tiesų,
ką galiu pasakyti, didžiuojamės mūsų krašto žmonėmis, tomis bendruomenėmis, kultūros darbuotojais, mėgėjų meno kolektyvais, kurie būtent dalyvaudami Europos kultūros sostinės renginiuose ir parodė, kas yra gražiausia Pakaunės miesteliuose. Džiaugiamės ir dėkojame partneriams, nes tai, svarbiausia noriu akcentuoti, kad tai, kas vyko, šiandien yra sėkmingai ir tęsiama. Todėl sveikinu šiandien visus susirinkusius ir linkiu sėkmingų, tolimesnių kūrybinių projektų. Ačiū. Dėkui. Dėkui. Labai dėkojam gerbiamai Ramintai, mes taip pat labai didžiuojamės ir projektais Kauno rajone ir ypatingai jų tęstinumu šiais metais. Į sceną sveikinimo žodžiai taip pat noriu pakviesti dar vieną projektui Kaunas 2022 be galo svarbų asmenį nuo projekto užuomazgų iki paskutinio jos renginio besidalinusi visokiojopų palaikymų ir reikalingais patarimais. Prašau pasitikti Silvan Pasqua, vyresnį Europos komisijos ekspertą, koordinuojantį Europos kultūros sostinių programą nuo 2012 metų, Europos kultūros sostinių projektą Darbšė siela. Well, dear friends of Kaunas, dear friends of Europe, it feels good to be a Kaunasian today and for the next couple of days. It's really a pleasure for me to be here and to collectively open this new edition of the European Capital of Culture Forum of Kaunas. For me, it's an opportunity to congratulate Virginia, Anna, Ritis, Dovile, all the Kaunastic team of Kaunas 2022 on the achievement, the huge achievement, the great success of their ECOC year. So congratulations to you all. Thank you. For the tremendous work. You know, from the European Commission point of view, we have been following the team since, I think, 2016. So it has been a very long journey. And it has been a journey for us full of joy, also to see the team increase its capacities, the team increasing also its dreams, the team increasing also its ambitions, and embarking the whole city, NGOs, cultural institutions, institutions from other fields of activity into their dreams to transform the city and to make it a contemporary capital. But what is also so striking about Kaunas and Kaunas 2022 is the willingness to share, this commitment to transfer knowledge. And that is what we are doing today, and that is what happened also during the previous editions of the forum. I had also the pleasure not to attend the last edition of the forum, but to see it online. It was very much dedicated to evaluation, and I learned a lot. So I very much hope that we all together will learn a lot from also this edition of the forum. Now, also from a more personal point of view, I would like to tell you what I loved so much about Kaunas 2022. I was, from the very beginning, in love with a very humoristic approach of the project. So this combination of humor and professionalism. I fell in love with the Kaunas Beast, because the Kaunas Beast is each of us. It tells us that we as citizens, we have also to be part of the transformation of our cities. I was also so happy to see all the work done with the various neighborhoods of the city and the district of Kaunas, because this is also European Capital of Culture, engaging your citizens, your various stakeholders, is in what you believe will transform your city. And I was also extremely, I must say, not only enthusiastic, but I learned so much when I visited the exhibition 1972, Breaking Through the Wall,
paying tribute to Roma Scalanta, and really the strong willingness of Lithuanian artists and citizens to conquer freedom and independence from the Soviet Union. And I think in today's time, when we all know what is happening in Ukraine, this exhibition was so much needed, and I think it helped us also coming from Western Europe to better understand what you went through after the Second World War. But of course, a good European capital of culture is also a European capital of culture which has legacy. So I very much hope that all that has been done by Kaunas 2022 will continue nourishing not only as a city and its citizens, but also the country. And Kaunas has become a real point of reference for European capitals of culture. So I hope that we all in this room agree that this cannot be lost, and that the challenge, which is big, which is to ensure legacy, will be also a successful challenge for Kaunas. Many thanks. Thank you, Sylvain. Thank you. Visai netrukus mes jau su Ana užleisime šitą sceną šiandienos renginio vedėjams, ne mes vesime šitą renginį, bet prieš tai trumpas informacinis pranešimas mūsų svečiams. Rytoj Europos kultūros sostinės forumas tęsis kitoje erdvėje, Vytauto Didžiojo universiteto Donelaičio gatvės pastate. Penktadienio seminarų dienos programoje laukiami visi užsiregistravę į siūlomus seminarus, bet galite užsiregistruoti ir šiandien, vietų dar yra. Seminarai bus konsultacinio ekspertinio pobūdžio, galėsite užduoti klausimų tiems, kurie įgyvendino Kaune projektus. Kviečiame ir Lietuvos organizacijas, jeigu domisi metodologijomis, ir tos konsultacijos rytoj vyks anglų kalba. Na, o dabar noriu pristatyti šios dienos vedėjus, Inesa Šleževičiūtė ir Nojus Gipa. Abu Kaunas 202 edukacinio projekto jaunimui Kauno iššūkis absolventai. Projekto kontekste įgyvendinę ne vieną pašėlusią idėją, tapę Europos kultūros sostinės komandos nariais, o šiuo metu tęsiantys Kauno iššūkį po savo įsteigtos organizacijos vėliava. Nojaus, Inesos, jų bičiulių istorijos yra Kauno 202 palikimų istorijos, ir kurias labai sunku apibrėžti skaičiais, todėl aš be galo džiaugiuosi, kad mes galim gyvai jūs pažiūrėti šiandien. Tai mes sceną užleidžiame jums ir visiems svečiams linkime kuo geriausios dienos ir turiningų pokalbių. Geros dienos, iki. Ačiū Jums.